perdirbamoji pakuotė pagaminta taip, kad ją sudarančias medžiagas būtų galima perdirbti į produktus, tokios pat arba panašios paskirties, arba kad ją būtų galima biologiškai išskaidyti arba kitaip tariant kompostuoti. Tai paprastai kalbant, arba perdirbimas, arba kompostavimas laikoma perdirbimu. Sveiki, su jumis Evelina Butkutė-Lazdauskienė ir mes vėl susitinkame tinklalaidėje Žalieji pokalbiai. Šį kartą tinklalaidėje pasirinkome temą, kuri sudomins ne tik pirkimų vykdytojus ir tiekėjus, bet ir kiekvieną vartotoją – aplinkai draugiškos pakuotės. Į svečius pasikvietėme atliekų tvarkymo bendrovės Ekoservice pardavimų vadovą Liną Černiauską ir viešųjų pirkimų tarnybos darniųjų pirkimų skyriaus patarėją Sonatą Štabokienę. Sveiki. 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 ES institucijos, siekdamos stabdyti nuolat augantį pakuočių naudojimą, kasmet tobulina taisyklės, o gamintojai skatinami keisti produkcijos pakuotės į perdirbamas ir tokiu būdu prisidėti prie mažesnės aplinkos taršos. Tai Linai, jūs esate ekspertas, papasakokite mums, iš kokių medžiagų apskritai yra gaminamos pakuotės ir kokios pakuotės yra plačiausiai naudojamos rinkoje, apskritai kalbant ne tik apie perdirbamas. Pakuočių sudėtis yra labai įvairi, tačiau vyraujančios medžiagos yra popierius, plastikas, stiklas, PET, taip pat sutinkame ir metalinės pakuotės, medinės ir įvairių kombinuotų pakuočių, kada jos sudėtyje yra keletas skirtingų medžiagų. Sonata, jūs gal galėtumėt pasakyti, kokie yra nustatyti tikslai susiję su pakuočių naudojimu Lietuvoje, tokių kaip pakuočių mažinimas arba jų atsisakymas, gal Linas ir papildys? Kalbant iš viešųjų pirkimo pusės ir vertinant, kad Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimu yra nustatyta užduotis, kad nuo šių metų visi pirkimai turi būti vykdomi kaip žalieji pirkimai ir visi viešųjų pirkimų būdų įsigyjami produktai, tai yra prekės, paslaugos ir darbai, turi būti perkami taikant aplinkosauginius reikalavimus, tai žinoma liečia ir pakuotės. Pirma, viešųjų pirkimų būdų įsigyjamos pakuotės ar kartu su prekėmis pristatomas pakuotės turi būti draugiškos aplinkai, turi būti galimybė jas perdirbti, taip pat, kai tai įmanoma, turėtų būti mažinamas įsigyjamų pakuočių kiekis, nenaudojamas perteklinis pakavimas, atsisakant antrinės pakuotės, arba žinoma, kai tai įmanoma, pakuočių reikėtų išvis atsisakyti. Linai, gal jūs papildysit? Tikrai pritarsiu, kad pagrindiniai prioritetai pakuočių tvarkymo yra, kad numeris 1 tai yra prevencijos priemonės įvairios, kad apskritai mes jų mažiau sunaudotume, tuomet pakartotinis naudojimas ir tik tuomet eina perdirbimas, tada deginimas arba kitaip energijos išgavimas ir jau paskutinis būdas būtų saugus šalinimas sąvartyne. Tai šiais prioritetais ir vadovaujamės. O tai kokios pakuotės yra laikomos perdirbamusiomis? Iš esmės, perdirbamoji pakuotė pagaminta taip, kad ją sudarančias medžiagas būtų galima perdirbti į produktus, tokios pat arba panašios paskirties, arba kad ją būtų galima biologiškai išskaidyti arba kitaip tariant kompostuoti, kuomet pati medžiaga pakuotės yra suskaidoma į anglies dioksidą, biomasę ir vandenį. Tai paprastai kalbant, arba perdirbimas, arba kompostavimas laikoma perdirbimu. O kaip jas atpažinti vartotojui? Jos gal kažkaip specifiškai ženklinamos yra? Taip, paprasčiausias ir suprantamiausias būdas yra pakuotės ženklinimas, tačiau Lietuvoje ženklinimas yra rekomenduojamas, jisai nėra privalomas. Europos lygmenyje atsakingų institucijų yra svarstymai prieiti prie privalomo ženklinimo ir tam tikrose srityse, pavyzdžiui, elektroninės prekybos pakuotės ženklinti, nes tai yra pakankamai platus reiškinys, kad vartotojas matytų ir suprastų, kuri pakuotė yra perdirbama, koks jos medžiagiškumas. Tai ar plačiai naudojamas tos perdirbamosios pakuotės? Kokia situacija rinkoje dabar? Plačiai naudojamos, tačiau ne visos pakuotės, kurios laikomos perdirbamos, gal tai pasakykim, yra perdirbamos praktikoje. Nes susiduriam su tam tikrais iššūkiais nuo pakuočių išrūšiavimo iki perdirbimo, nes kaip pavyzdys, jeigu kartoninė pakuotė laikoma perdirbama, bet jeigu ji bus suteršta riebalais,
tai ji perdirbėjo nepasieks, nes perdirbėjo tokia pakuotė jau yra nereikalinga, pas jį gamybos procesuose negalima tokios naudoti. Kur tuomet tos atliekos dedamos? Deginimui arba kitaip tariant energijos išgavimui. Lietuvoje turime 3 degyklas, ten pakuočių atliekos yra deginamos. O kokios būna kombinuotų pakuočių rūšis ir kuo skiriasi nuo mišrių? Būtent su kombinuotom ir mišriom pakuotėm susidurdami matome daug iššūkių. Tai kombinuota pakuotė yra skirstoma į 2 kategorijas. Arba tai yra popieriaus pagrindų, kada vyraujanti medžiaga yra popierius, arba kita pagrindas yra. Tai gali būti pavyzdžiui traškučių pakelis arba kavos pakelis, kada pakuotę sudaro aliuminis ir plastikas. Paprastai kalbant, mes rankomis šitų 2 skirtingų sluoksnių vieno nuo kito atplėšti negalime. Ir šita pakuotė visa jau iškeliauja toliau į rūšiavimą iki perdirbėjo. Tačiau praktika rodo, kad maža dalis tokių pakuočių Lietuvoje pasiekia perdirbėjus, nes yra įvairių priežasčių, dėl ko. Ir ekonominis naudingumas, ir perdirbėjas turi būti tam tikrų atstumu nuo Lietuvos, nes mes Lietuvoje tokių perdirbėjų neturim. Žiūrint bendrai ne tik į Lietuvą, bet ir į Baltijos šalis, mūsų rinka turbūt yra per maža, kad tokias pakuotės kaupti ir turėti čia investiciją tokiai perdirbimo gamyklai. Tai čia jūs dabar apie kombinuotas kalbate, taip? O tai tada mišrios kokios yra? Mišrios pakuotės nuo kombinuotų skiriasi tuo, kad mes skirtingas medžiagas prieš išrūšiuodami galime atskirti rankomis. Pavyzdžiui, tai yra varžtelių pakelis, kurį sudaro plastikinė dalis, popierinė dalis ir dar metalinė dalis, ar ne? Tikrai rekomenduojam ir prašom vartotojų, kad prieš išmesdami rūšiavimo konteinerius tą kelių sekundžių darbą jie padarytų patys. Nes tokios pakuotės pasiekusios rūšiavimo įrenginius vėliau sukuria tam tikras išrūšiavimo klaidas. Jos gali būti atpažintos arba kaip plastikinė pakuotė, arba kaip popierinė. Tai tokia pakuotė neatskirta rankomis, jinai ir vienam ir kitam sraute jau sudaro tam tikras klaidas ir galiausiai būna į tą srautą nukreipiamos, kuris skirtas deginimui. Tai ką jūs siūlytumėt vartotojui? Turėtų prieš išmesdamas tą pakuotę tiesiog išardyti, kažkaip atskirti tas dalis? Taip, jeigu tai įmanoma padaryti rankomis, sakykime, nuimti popierinę etiketę nuo jogurto indelio, tai tikrai rekomenduotume tą padaryti ir tikrai palengvintumėte tiek rūšiuotojų, tiek perdirbėjų darbą. Kaip tiekėjai gali įrodyti, kad pakuotės perdirbamos? Ar kažkokiais dokumentais, žymėjimais? Gal čia daugiau kalbant apie pirkimų vykdytojus, kur jau didesnį kiekį šitų pakuočių perkami, kaip atpažinti? Na tai pagrindinis būdas yra pakuotės ženklinimas. Kadangi jis nėra privalomas, toliau jau lieka turbūt pačio gamintojo ir importuotojo atsakomybė. Kažkokiais dokumentais? Taip, pavyzdžiui, mes turime sutartį su vaistų gamintoju, importuotoju, kurį konsultuojame, ar kiekviena konkreti jo išleidžiama į rinką pakuotė yra perdirbama. Tai tiesiog jau yra bendradarbiavimas gamintojo su atliekų tvarkytoju. Mes savo ruožtu konsultuojame su įvairiais perdirbėjais, nes perdirbėjai yra skirtingų medžiagų skirtingi, ar ne, ar tai būtų popieriaus, ar plastiko, ar kombinuotos pakuotės. Gavę jų atsakymus, rekomendacijas, galime pateikti rekomendacijas ir gamintojams, importuotojams. Sonata, tai gal jūs papildykit, kaip pirkimo vykdytojai gali įsitikinti, kad iš tiesų tos pakuotės yra perdirbamos? Viešuosiuose pirkimuose atitiktis nustatytiems reikalavimams turi būti grindžiama objektyviais įrodymais. Pirkimo vykdytojas turėtų reikalauti tokių įrodymų, kurie iš esmės patvirtintų atitikti nustatytiems reikalavimams. Įrodantis dokumentai ar kitos priemonės priklausys nuo to, kokia bus pakuotė. Tai yra, ar užteks ženklinimo, jeigu ta pakuotė yra pažymėta ženklinimu, kaip Linas ir minėjo, tai nėra privaloma ir ne visais atvejais pakuotės būna paženklintos. Ir nuo to ir priklausytų, ar tiekėjas turės galbūt pateikti papildomus įrodančius dokumentus. Žalieji pirkimai yra vykdomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu patvirtintų aplinkos apsaugos kriterijų taikymo vykdant žaliuosius pirkimus tvarkos aprašų.
Ir jame yra nurodytas bendras galimų atitikti aplinkosauginiams reikalavimams įrodančių dokumentų sąrašas ir tas sąrašas nėra baigtinis. Kokių atitikti įrodančių dokumentų pirkimo vykdytojas turėtų reikalauti iš tiekėjų, priklauso nuo to, koks yra pirkimo objektas, kokie reikalavimai yra nustatyti pirkimo dokumentuose. Ir tai atsižvelgdamas pirkimo vykdytojas pats sprendžia, kurie dokumentai ar kiti lygiaverčiai įrodymai, galbūt žymėjimai, galėtų įrodyti atitikti nustatytiems reikalavimams. Be lino paminėtų galimų įrodymų, pakuotės perdirbamumo įrodymai taip pat galėtų būti pakuotės aprašymas, gamintojo techniniai dokumentai, galbūt akredituotų laboratorijų išduoti perdirbamumą patvirtinantis dokumentai ar kiti lygiaverčiai įrodymai. Pirkimo vykdytojai pirkimo dokumentuose gali nurodyti vieną ar kelis galimus atitikti pagrindžiančius dokumentus ar kitus įrodymus. Tik kaip jau minėjau, turėtų būti reikalavimo tokių įrodymų, kurie iš esmės patvirtintų atitikti nustatytiems reikalavimams. Sonata, jūs vis minit tuos reikalavimus, tai kokie yra konkretūs reikalavimai pakuotėms vykdant tuos viešuosius pirkimus, gal tada kažkaip įvardinkit. Pirkimo vykdytojai žaliuosius viešuosius pirkimus vykdo vadovaudamiesi jau mano minėtų patvirtintų tvarkos aprašų, kuriame yra nustatyti minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai ir pakuotėms. Tai yra, kad pakuotės turi būti laikytinos perdirbamosiomis pakuotėmis pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas. O kokios pakuotės laikytinos perdirbamosiomis, prieš tai labai išsamei papasakojo gerbiamas Linas. Taigi, kai įsigijamos pakuotės, joms turi būti nustatomos tvarkos apraše nurodytas minimalus aplinkos apsaugos kriterijus. Ir taip pat tvarkos apraše yra nustatyta, kad tuo atveju, jeigu įsigijama produktų sąraše esanti prekė, kuri turi būti tiekiama ar perduodama antrinėje pakuotėje, ji turi atitikti pakuotėms nustatytus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, nebent tai prieštarauja higienos normoms. Ši nuostata liečia būtent tuos atvejus, kai perkamos prekės, kurios yra tvarkos apraše nurodytame produktų sąraše. Svarbu atkreipti dėmesį, kad jei įsigijama prekė, kuri patenka į produktų sąrašą, tokiu atveju turi būti nustatomas ir šis tvarkos apraše nurodytas reikalavimas antrinėms pakuotėms. Žinoma, tik tuo atveju ta prekė bus supakuota į antrinę pakuotę. Ir žinoma, taip pat turi būti nustatomi reikalavimai ir pačiai prekiai. Na, pavyzdžiui, jei perkami maisto produktai turi būti tiekiami antrinėse pakuotėse, tai ir maisto produktams turi būti nustatomi aplinkosauginiai reikalavimai. Ir taipogi ir antrinės pakuotės turi atitikti tvarkos apraše pakuotėms nustatytus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus. Tai šitie kriterijai turėtų būti įrašyti jau į techninę specifikaciją ar kažkur vėliau patenka? Aplinkosauginiai reikalavimai pakuotėms, jie gali būti nustatomi pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje, taip pat sutarties sąlygose ir pirkimo vykdytojai patys pasirenka, kurioje pirkimo dokumentų dalyje tokius reikalavimus nustatyti. Nustatant reikalavimus pakuotėjai, svarbu nurodyti, kokiai pakuotėjai keliamas reikalavimas, tai yra ar pirminiai, ar antriniai, ar visoms pakuotėms, ir tai nurodyti pirkimo dokumentuose. Ir žinoma, visais atvejais pirkimo vykdytojas turi įsitikinti tiekėjo teikiamo pasiūlymo atitikimu nustatytiems reikalavimams, o taip pat reikalavimų vykdymas turi būti tikrinamas ir sutarties vykdymo metu. Sutartyje turi būti nustatyti kontrolės mechanizmai, bei turėtų būti numatytos sankcijos už reikalavimų nesilaikymą. Na ir žinoma, labai svarbu nepamiršti, kad jei jau pirkimo vykdytojas turi tikslą, kad įsigijamas pakuotės ar kartu su preke tiekiamas pakuotės vėliau būtų galima perdirbti, tai tokiu atveju pirkimo vykdytojas turėtų pasirūpinti, kad ta pakuotė virtusi atliekomis būtų tinkamai rūšiuojama ir vėliau atiduota perdirbti. Na, o jei pirkimo vykdytojas neturi galimybių tinkamai pasirūpinti tokiomis atliekomis, tokiu atveju ir pirkimo dokumentuose turi būti nurodyta sąlyga, kad tiekėjas turi tinkamai pasirūpinti susidariusiomis atliekomis ir pateikti įrodymus, kad ši sąlyga yra įvykdyta. Tai dabar grįžkim prie kasdienio proceso.
pirkimų vykdytojai nusipirko, sakykime, kažkokių produktų, juos sunaudojo, liko perdirbamos pakuotės, jos patenka į Ecoservice rankas. Kaip toliau vyksta procesas? Papasakokit trumpai. Kaip ir buvo paminėta prieš tai, labai svarbus procesas iki pakuotės patenka į mūsų išrūšiavimo įrenginius yra išrūšiavimas atliekų susidarimo vietose. Pakuotės jos turi būti teisingai išrūšiuotos ir tada skirtingais srautais pakliuvusios į mūsų išrūšiavimo įrenginius toliau dar kartą yra rūšiuojamos linijose tam tikrų įrenginių pagalba ir yra atskiriamos pagal medžiagiškumą. Tai yra popierius. Popierius taip pat yra skirstomas į keletą pogrupių, plastikas irgi turi keletą pogrupių ir panašiai. Ir tik išrūšiavę į tuos skirtingus pogrupius pagal konkrečias medžiagų rūšis, mes jas galime patiekti tolimesniam perdirbimui ir transportuoti iki perdirbimo gamyklos atitinkamos. Jūs proceso nebekontroliuojat, kaip ten perdirbama jau po jūsų? Taip, mes iš esmės esam paruošėjai perdirbimui. Mes paruošiame ir toliau jau perdirbame. Bet jūs gal žinot, kas gali būti gaminama iš tokių perdirbamų pakuočių jau po to, kai patenka, sakykime, į kažkokias perdirbimo gamyklas? Ką galima iš jų pagaminti? Iš tikrųjų galima pagaminti lygiai tokius pat produktus, kokie jie buvo prieš tai. Tai yra iš popieriaus gaminamos kartoninės dėžės, iš PET ir plastiko kitų rūšių gaminami taip pat įpakavimai maisto produktam ir kitom prekiam. Taip. O gal galit paaiškinti, kas yra antrinė pakuotė ir pateikti pavyzdžių? Antrinė pakuotė arba kitaip vadinama grupinė pakuotė. Pakuotė, kurioje vartotojams ar gaminio naudotojams pateikiama tam tikra grupė prekinių vienetų ar kuri naudojama prekių atsargom papildyti. Kitaip tariant, grupinę pakuotę galima pašalinti nepažeidus gaminio. Pavyzdys tai yra vandens buteliukai, 6 vienetai supakuoti į skaidrią plėvelę. Tai jau šita skaidri plėvelė bus vadinama antrinė pakuotė. Aplinkos ministro įsakyme nustatyta, kada privaloma taikyti minimalius aplinkos apsaugos kriterijus antrinėms pakuotėms. Tai yra, kai perkama prekė yra produktų sąraše, tačiau pirkimo vykdytojai gali nustatyti savarankiškai reikalavimus tokioms pakuotėms įsigydami prekes, kurių nėra tam produktų sąraše. Kokius reikalavimus pakuotėms be jau aptarto reikalavimo, kad pakuotės turi būti laikytinos perdirbamomis, galima nustatyti pirkimo vykdytojams savarankiškai, siekiant, kad tos pakuotės būtų draugiškos aplinkai. Gal galite pateikti pavyzdžių, taip pat, sakykime, ar jos turi būti iš perdirbtų medžiagų, susikompostuojančios ar daugkartinės, ką gali įrašyti pirkimo vykdytojai? Manau, tinka visi jūsų paminėti pavyzdžiai. Tai pavyzdžiui, renginio metu gali būti naudojami daugkartiniai puodeliai, arba jeigu naudojami vienkartiniai, tai turėtų būti užtikrintas teisingas jų išrūšiavimas. Kalbant apie reikalavimus pakuotėms, jeigu pirkimo vykdytojai nusistato papildomus reikalavimus, ar tokiu atveju nebūtų ribojama konkurencija, ar čia nekyla problemų? Kai pirkimo vykdytojai nusistato reikalavimus pakuotėms savarankiškai, papildomus, jie turėtų visų pirma atlikti rinkos tyrimą ir išsianalizuoti. Ar būtent jų konkretus reikalavimas, koks jis bebūtų draugiškas aplinkai, ar jisai nepriboja tiekėjų konkurencijos, ar tikrai pakankamas ratas tiekėjų galėtų tą reikalavimą įgyvendinti. Ir galėtų pirkimų dokumentuose nusistatyti pasiūlymo vertinimo kriterijų, suteikiant papildomus balus už tam tikras pakuotės, galėtų nustatyti reikalavimus pasirinktinai kelių pakuočių, ar tai daugkartinė, ar tai perdirbama, kad tiekėjas galėtų pasirinkti, kokiais pakuotę gali pasiūlyti. O gal ateityje apskritai bus siekiama atsisakyti pakuočių, ar tai yra įmanoma apskritai?
kaip mes juokaujam, turbūt maisto produktus būtų logiškiausia visus sudėti į stiklinės pakuotės, nes stiklas yra geriausiai tinkanti perdirbimų medžiaga, jį galima perdirbti daugybę kartų. Turbūt išlaikantis ir savybės produktų ilgiau. Taip, tačiau suprantam ir tai, kad kiekviena industrija reikalauja tam tikros pakuočių specifikos, ar ne, dėl ko atsiranda kombinuotos įvairios pakuotės maisto pramonėje ir sandėliavimas ir gaminio išlaikymas tam tikrą laiką ir transportavimas ir panašiai. Yra ir chemijos pramonė, ir vaistų pramonė, kuri irgi reikalauja tam tikros pakuotės, kuri ne visuomet bus tobula pakuotė. Kas yra tobula pakuotė, tai mes esame keletą išsigryninę aspektų. Tai visų pirma homogeniška, tai ji turi būti kuo labiau vienalytė, o jeigu jau tenka kombinuoti skirtingas medžiagas pakuotėje, tai jos turi paprastai kalbant draugauti viena su kita. Netgi sukombinavus tinkamai skirtingas plastikų rūšis, mes galime palengvinti ne tik rūšiuotojam, bet ir perdirbėjam darbą. Taip pat pakuotės dydis yra labai svarbus, nes labai smulkios pakuotės rūšiavimo procesuose gali būti pamestos ir nukeliauti į degią frakciją. Ir spalva pakuotės yra svarbu. Kuo medžiaga yra skaidresnė, bespalvė, tuo ji labiau tinkama tolimesniam perdirbimui. Tai čia turbūt tokie pagrindiniai kriterijai, kas liestų tobulą pakuotę arba labiau perdirbamą pakuotę. Tai kaip suprantu, atsisakyti visiškai pakuočių galbūt ir nebus įmanoma, bet sumažinti jų naudojimą arba naudoti daugiau perdirbamas, tai turbūt vertėtų tą daryti. Vienareikšmiškai taip. Visų pirma, reikia žiūrėti, kaip jų sumažinti, o tada spręsti, kaip tas susidariusias pakuotės būtų galima labiau perdirbti. Tai ačiū Jums labai. Ačiū ir Linui Černiauskui iš įmonės Ekoservice ir taip pat viešųjų pirkimų tarnybos atstoviai Sonatai Štabokieniai. Aš tik primenu, kad globali tvarumo apklausa, kuri buvo vykdyta praėjusiais metais, atskleidė, kad net 85% respondentų per pastaruosius 5 metus pakeitė savo pirkimo elgseną į tvaresnę. Tvarumo vaidmuo auga ir valstybinėme sektoriuje, ir tuo mes galime pasidžiaugti, tad realu, kad perdirbamųjų pakuočių naudojimas tik didės, to ir linkiu pirkimų vykdytojams ir taip pat tiekėjams, kurie siūlo tas prekes. Ačiū, su Jumis buvo Evelina Butkutė-Lazdauskienė ir iki kitų susitikimų žaliuosiuose pokalbiuose. Ačiū. Visa. Ačiū. Žaliųjų pokalbių laidų ciklas sukurtas įgyvendinant LIFE programos integruotąjį projektą Energijos efektyvumo didinimas Lietuvoje. LIFE IP Enerlit, kurį iš dalies finansuoja ES ir Lietuvos Respublika. Jose pateikiama tik jų kūrėjų nuomonė ir jie visiškai atsako už jų turinį. Europos komisija neprisiima jokios atsakomybės už bet kokį šios informacijos panaudojimą.